Sveiki, tęsiant kalbas apie Lietuvos vėliavą. Bet aš esu šiuo metu Maironio gatvėje, apžvalgos aikštelėje, į kurią mes atvežam savo svečius, turistus, parodyti, koks gražus yra Vilnius, nes iš tikrųjų graži panorama, bet va čia yra netvarka. Matome Ukrainos vėliavą, gal ir neblogai, kad jinai čia yra, beje, viena didžiausių vėliavų mieste, bet pagal Lietuvos Respublikos valstybės vėliavų ir užsienio valstybių vėliavų įstatymą to negalėtų ir neturėtų būti. Dėl vienos paprastos priežasties, nes turime nepamiršti, kad tai yra Lietuva. Šitas įstatymas pasako, kad va tokios pavienės vėliavos negali ir neturėti būti. Užsienio valstybių vėliavos kabinamos tik šalia Lietuvos vėliavos. Maksimum tame pačiam netgi aukštyje. Nurodytas net eiliškumas, kaip turėtų būti tos vėliavos sukabintos. Ir šitoje vietoje noriu pabrėžti du dalykus. Parama Ukrainai yra gerai. Aš pats remiu Ukrainą nuo 2014 metų, nuo Krymo okupacijos. Remiu ir remsiu ir toliau. Man tikrai labai aišku, kas yra agresorius. Bet Lietuvą aš myliu labiau negu Ukrainą. Ir čia mes gyvenam Lietuvoje. Aš čia noriu matyti Lietuvos vėliavą, kuriai čia ir yra vieta. Kitas dalykas, net prijaučiantis Ukrainai ir reikia suprasti tą, aš irgi pritariu tai minčiai, kad jie iš tikrųjų tam tikrą prasme saugo ir mūsų sienas šiuo metu, kad Rusija užsiemus šitam kare nepuola mūsų, mes sąlyginai saugus, dėl to turime ir toliau remti ir dėkoti, kad Ukraina sulaiko šitą agresorių, bet savo įstatymus, ypač kas liečia Lietuvos Respublikos vėliavos įstatymą, mes privalome gerbti. Čia virš 3 metų šitą vėliavą kaba ir taip neturėtų būti, kartojas. Tai aš turiu pasiūlymą, kol kas be kažkokių raštų, kad arba mes statom dar vieną stulpą čia ir kabinam dvi vėliavas šalia viena kitos, arba tiesiog užkabinam Lietuvos vėliavą ir gerbkime Lietuvos įstatymus.